Labas tau, labas šiam monstrui. Šitą Samsung telefoniuką S24 Ultra, turiu jau gerą mėnesiuką ir kebrytę nepatikėsit. Tai, geras dalykas. Kaip turbūt jau matėte, apie šį telefoną buvo kalbėta per paskutinį mėnesį labai daug. Storiuose, Instagramuose, TikTokuose, pasaulinės reviews, žmonių baimės dėl AI-aus ir taip toliau. Tai galvoju, kokią man padaryti apžvalgą iš savęs ir ką aš galėčiau papasakoti. Apie kameras, apie visus kitus dalykus, dizainą ir taip toliau. Manau, jau pasaulio review magnatai, tokie kaip šie. Čia visur sudėsiu, kai montuosiu. Jie jau padarė reviewsus ir kas norit pasižiūrėti angliškai pilnus reviews galite. Aš galvoju, ką man pasakyti nuo savęs. Esam gamingo kanalas. Kodėl nepakalbėjus ir nepasakius, ar šitas telefoniukas yra tinkamas gaminti? Kai pagalvoju, toks mažas daikčiukas gali būti toks galingas viduje. Man šito žmona niekada nesakė. Bet mes čia susirinkome pakalbėti apie telefoną. Jūs galite pasakyti, kad Ultra serija nėra jau tokia maža. Taip, jeigu lyginam su kitais telefonais, telefonas yra tikrai didesnis. Bet jeigu lyginsim telefoną su personaliniu kompiuteriu, laptopu ar kokia nors konsolė, tai faktas, kad čia yra mažas prietaisas, kuriame yra labai daug galingų specifikacijų. Galvoju, kaip suskirstyti šią apžvalgą. Pradėkim pirmiausia turbūt nuo ekrano. Ekranas yra galingas. 4K, 120 Hz. Tai pagalvokit, 120 Hz telefone. Ką jūs dar veikiate, kai gaminat su kompais, kur turit 100 Hz monitorius? Norėčiau tokims kaip jūs patarti. Gal vieną mėnesį bišk mažiau gaminkit, nuėkit, padirbkit stipriau tau mėnesį, užsidirbkit ant 60 Hz. Jau turėtų būti negalite. Susitvarkykit. Taigi, ekranas pasižymė itin galingų ir gerų ryškumu, kuris gali fiksuoti net 2600 nitų. Ir tai mums leidžia mėgautis telefonu, ekranu, žiūrėti jį be jokių trikdžių, be jokių atspindžių, tiesioginėje saulės šviesoje. Čia mes turime Corning Gorilla Armor apsauginį sluoksnį, kuris dar stipriau sumažina atspindžius. Taip jūs galėsite mėgautis puikiausią vaizdo kokybę. Telefone taip pat yra patobulintas Vision Booster. Ši technologija pagerina kontrastą, suriškina spalvas ir jūs galite mėgautis tokiu vaizdu, kur jūsų akiai sakys wow! Turime Dynamic AMOLED 2X ekraną, kuris turi VDE Germany sertifikatą. Čia jau yra rimtas pareiškimas. Ekranas turi 100% spalvų skalę. Jeigu paprastais žodžiais tariant, tai spalvų kontrasto santykis čia yra 5 milijonai prie 1. Tai reiškia, kad bet kokie šešėliai ar šviesesnės spalvos bus atkurtos tiksliai taip, kaip jos ir atrodo. Čia tarkim fotografija ir taip toliau. Kas domisi šitais dalykais tikrai supras, kad 5 milijonai prie 1 yra. Lietuvoje tik gyventojų nėra. Apie patį dizainą, nežinau kiek čia daug pakalbėti, kas turėjo Samsung Ultra serijas anksčiau, tai yra, aš asmeniškai turiu nuo 21 Ultra, turėjau 22 Ultra, 23 Ultra ir dabar 24 Ultra. Dizainas labai drastiškai nėra pasikeitęs, Samsungas tikrai išlaikė tą Ultra serijos išvaizdą. Vienintelis turbūt svarbiausias aspektas, ką jie čia pakeitė, tai yra vietoj suapvalinto kampo, kaip buvo S23 Ultra, mes dabar turime statų kampą, kas mano nuomonė yra geriau, nes jeigu neturite viršelio kaip aš aišku naudoju Samsungo viršelį, man geltoną. Mano versija yra. Turbūt jūs jau matėt mano versiją geltoną, nes aš pafilmuosiu atskirai telefoną, kaip jis atrodo. Man asmeniškai, jeigu nuspręsčiau nenešioti su viršeliu, tai status kampai tikrai prideda to, kad jums jį laikyti yra patogiau ir mažiau baimės, kad telefonas išlys iš rankų. Tiesiog gripo daugiau jaučiasi. Ir taip mes turbūt toliau galime eiti prie pagrindinių specifikacijų, kad čia mes turime vis dėlto monstrą. Procesorius čia yra Snapdragon 8 trečios kartos, Gen 3. Sunku paaiškinti, tie, kas suprantat visus šitos dalykus labiau, tai turbūt šis screenshotas su single core ir multicore jums paaiškina, kiek šis Samsung telefonas yra galingesnis ir geresnis už senesnius modelius, ar šiek tiek už silpnesnius modelius pačio Samsung rinkoje. Čia taip pat galite matyti GPU testą, taip pat yra palyginta su kitais Samsung modeliais. Aš tikrai nesugebėsiu netgi savo žodžiais ištarti visų specifikacijų, detalių ir visų komponentų, kokius naudoja Samsungas šiame telefone. Tai paliksiu šį screenshotą, jūs galite pasipausinti. Čia turbūt yra patys pagrindiniai specifikacijų dalykai, į ką reikėtų atkreipti dėmesį. Pagrindinis taip, šiame telefone yra 12 GB RAM. Turbūt ne vienas žiūrėdamas video gali pasakyti dabar, blemba, aš netgi savo kompę tiek neturiu. Galvoju, kiek aš turiu savo kompę? 16. Bet 12 GB RAM telefone over the top. Tai kaip suprantat, tokio galingumo telefoną turint savo rankose, jums jau nereikia galvoti, o ar šitą žaidimą siūstis, ar jį pirkti iš parduotuvės. Turėdami šį telefoną be dviejonių galite pirkti, įsirašinėti bet kurį žaidimą ir jie veiks visiškai be priekaištų. Išbandžiau ne vieną žaidimą, išbandžiau ir baterijos laiką. Taip, ant full on gaming modų, galingų žaidimus, mažiau galingų
galingus žaidimus. Žaidžiau viską iš eilės ir telefono baterija, kuri yra apie 5000 mAh, atlaikė virš 7 valandų. Tai galite įsivaizduoti, sunkaus stipraus naudojimas 7 valandos su virš, tai tiesiog kasdienis naudojimas, kai jūs laikas nuo laiko jį išsitraukite, padarote tam tikras užduotis, darbus ar pafotografuojate, tai telefonas laikys tikrai pakankamai ilgai. Mes pakalbėjome, kad telefonas tikrai sutvertas gamingui ir jis yra galingas. Kameros, aš galbūt nesiplėsiu į kameras, nes šiais metais turbūt, kai Samsungas išleido šį telefoną, tai yra vienas dalykas, kad kameros yra ne pagrindinis dalykas, apie ką visi kalba, o AI-us. Kas liečia kameras, viena zoom kamera buvo pašalinta, bet plačiau apie tai aš gal padarysiu kokį nors atskirą TikToko video ar Instagramo reelsą, ką, kaip ir kiek galima fotografuoti. Šiuo metu paliksiu tiesiog screenshotą, kokios yra telefone kameros. Ir kaip sakiau, pasauliniai review magnatai tikrai padarė ir pakalbėjo apie kameras. Aš net nenoriu plėstis, aš kaip filmuotojas, kaip video kūrėjas, kaip fotografas, galiu pasakyti tiek, kad Samsungas yra vienas iš lyderių, kuris diktuoja sąlygas visiems rinkoje, kokios kameros turi būti, kaip jos turi veikti, kaip jos turi filmuoti ar fotografuoti. Nesiplečiant į kameras, fotkina ir filmuoja galingai. Vieni gali sakyti, kas diktuoja, kas nediktuoja. Čia šitoje situacijoje jūs nieko negalite pasakyti. You got to love it or hate it. Aš pasirinku mėgautis ir džiaugtis. Šis telefonas tikrai, neslėpsime to, kad yra pripumpuotas AI funkcijų, dirbtinio intelekto funkcijų. Šią temą pasisakyti turbūt daug kas gali. Vieni bijo dirbtinio intelekto, kiti sako, kad tai ne mums, kad tai perims, Mažiau galvokit, kas domitės dirbtiniu intelektu, turite suprasti, kaip jis veikia, kaip jis tobulėja ir taip toliau. Aš juo domiuosi, man jis labai patinka, aš jo tikrai labai daug naudoju savo kasdieninėje veikloje, tai iš tikrųjų labai padeda ir turint daug dirbtinio intelekto funkcijų viename telefone, kurį tu naudoji kiekvieną dieną ir net keletą kartų per valandą, saugo laiką. Tai vienas paprasčiausių dalykų, kur netgi gaming'e gali pasitarnauti, tai yra jų galinga Circle to Search funkcija. Tai jums net nereikia daryti jokių screenshotų, įkelti į Google paieškas ir taip toliau, kad rastų pagal paveiksliuką. Viskas dabar veikia taip paprastai. Tarkim, ar jūs nesat Jeigu mėgstat gamingo turinį, faktas, kad jūs scrollinat TikToką, faktas, kad jūs scrollinat Instagramą ir bescrollindami jūs ten, koks įdomus žaidimas ir žiūrit video aprašyme, nieko nepaliko, net neįsivaizduojat, koks yra žaidimas, tai tiesiog palaikot Samsung Home mygtuką, užsidega šį funkciją, apibrėžkite objektą, apie ką norite sužinoti informacijos, jūs apibrėžkite vieną žaidimo komponentą ir telefonas puikiausiai paieškoje suras, kas tai per žaidimas ir duos jums visą informaciją. Lygiai taip pat, kaip mes galime naudoti, net nefotografuodami, nes kartais prisikaupiame į galeriją tiek failų, screenshotų ir taip toliau. Viskas, ką jums reikia padaryti, pavyzdžiui, esate mieste, kur nors išvykęs į, tarkim, Paryžių. Ir kiek jūs informacijos žinote apie Eifelio bokštą? Tiesiog žinot, kad tai yra Eifelio bokštas. Būkim sąžiningi. Tik tais nedidelė dalis žmonių tikrai yra įsigilinę ir žino pilną informaciją, kur, kaip, kada ir kodėl buvo pastatytas šis Eifelio bokštas. Bet jeigu jūs norite ją sužinoti, tiesiog nukreipkite telefoną į Eifelio bokštą, įsijunkite kamerą, palaikykite Samsung Home mygtuką, apveskite Eifelio bokštą ir jums išmes visą informaciją, kurios reikia. Sutaupat laiko? Faktas, kad sutaupat. Ir taip galite daryti nebūtinai ant objektų. Pavyzdžiui, esate namie pas draugą ir draugas galbūt nesako, iš kur nusipirko vieną ar kitą dalyką, nes nenori, kad ir jūs nusipirktumėt. Mačiau, čia kažkas iš kompanijos darė šitokį video. Man atrodo, Simona ir Ignas padarė šitą video. Tai kietas ir geras video, bet tai yra realybė. Būna draugų, kurie nesako, kur pirko. Dabar viską žinosite apie savo draugus. Man vieni galingesnių ir geresnių dalykų tai buvo, kad įsikėlus, tarkim, PDF failą mes galime greitai iš ilgo ir didelio failo padaryti greitą santrauką. Tai jums sutaupo laiko, kad nereiktų viską skaityti, o jums reikia tam tikros ir koncentruotos informacijos apie vieną ar kitą dalyką. Lygiai taip pat su websaitais. Nuėję į vieną website ar straipsnį, jūs galite vieno mygtuko paspaudimu padaryti greitą santrauką ir žinoti pagrindinius faktus, ką jums reikia žinoti iš to straipsnio. Apie AI funkcijas aš galėčiau kalbėti, bet žinant, kiek čia yra pridėta AI funkcijų ir kiek jų dar yra paslėptų, kurių mes nežinome ir mums jas Samsungas pristatys vėliau, nes aš turiu tokią nuojautą, kad tai bus daroma, nes kas žino, kaip AI jūs veikia, tai jis tobulėja pats iš savęs, iš to, kaip mes jį naudojame. Kad ir kai kurios AI Samsungo funkcijos galbūt neveikia pilnai iki galo, ar šiek tiek yra neišdirbtos. Manau, gero pusmečio bėgyje ar metų bėgyje jos bus tokios galingos, kad pakeis mūsų kasdienį gyvenimą dar labiau, jį palengvins dar labiau. Vieni gali mėgti AI, kiti gali jo bijoti, bet kad mes nuo to niekur nepabėgsime, jau turime su to susitaikyti. Aš džiaugiuosi, kad Samsungas pasirinko mane dirbti kartu. Sąžiningai turėdamas šitą telefoną apie mėnesį, aš manau, išbandžiau tik tais apie 10% jo funkcijų ir viso kito. Tai tik ir laukiu, kada galėsiu išbandyti visas funkcijas. Ten yra tiek dalykų, kad wow. Tai jeigu jūs nuspręsite sužinoti daugiau, užsukite į bet kurią Samsung Lietuva parduotuvę visoje Lietuvoje arba jų internetinę parduotuvę, pasiskaitykite ir jeigu nuspręsite būti išmanus, galingas ir su dirbtiniu intelektu pašonėje, šis telefonas, manau, tikrai išgelbės jūsų kasdienybę. Šiandien aš tikrai dar kartą nuoširdžiai noriu padėkoti Samsungui, kad dirba kartu. Esu daugiametis fanas, naudotojas. Ačiū visiems, kad žiūrėjot. Spaudžiam laiką, subscribe, varpelį, bet ne varpą ir susitiksim jau greitai. Iki.